Oje, toks klausimas. Su ja nieko daryti ir nereikia. Čia mes pradžiai turėtumėm išspręsti tą klausimą Lietuvoj. Lietuvoj išspręsti klausimą. Ar mes norime būti agresyviam kariniam bloke, ar nenorime. Tegul pradžiai pradedam diskusiją, kas pasisako už, kokius argumentus, kas pasisako prieš, kokius argumentus pradžiai išdiskutuojam. Nesvarbu, kad mes jau esam faktiškai šitam kariniam bloke, bet pagal visus teisės aktus, jeigu mes panorėtumėm, o panorėti šičia užtektų vyriausybės sprendimo, jeigu, gerai, parlamento sprendimo, jeigu kad vieningai visi nuspręstumėm. Ir tada po mūsų sprendimo, po 12 mėnesių mes nesam jau šito karinio bloko, agresyvaus karinio bloko nariais. Karinio bloko, kuris nuo 90 metų egzistuoja. Iki tol jo egzistencija buvo pagrįsta, nes buvo iš priešingos pusės Varšuvos karinis blokas. Bet kaip Varšuvos karinis blokas TSRS sprendimu savanoriškai pasileido, tai padorios arba etiškai besielgiantis priešinga pusė irgi turėjo pasileisti, nes nebėra priešininko. Bet NATO blokas nepasileido, nes NATO bloko reiškia uždavinys buvo toliau presinguoti ir jiems priimtinais terminais pabandyti likviduoti Rusiją. Tai elementaru, nes kai Rusija išvis vos gyva buvo ekonomiškai, NATO karinis blokas nusprendė, kad reikia plėstis ir savo infrastruktūrą karinę arčiau Rusijos perkelti. Ta ir padarė. Taigi, karinio bloko klausimas gali būti išspręstas per 12 mėnesių, bet pradžiai žmonės turi pasisakyti savo nuomonę šitoj vietoj. Mes turim išdiskutuoti apie NATO bloko svarstymą, kaip atominį ginklą Lietuvos oro erdvėje laikyti, nors Lietuvos konstitucija tai draudžia. Mes turim išdiskutuoti, kodėl jie taip mąstė, kodėl jie tokius planus sudarinėjo. Mes turim išdiskutuoti, ar šitas blokas, tegul būna amerikiečių ir Lietuvos karinė sutartis, prieštarauja konstitucijai, čia dėl bazės Šiauliuose, o ar Vokietijos ir Lietuvos sutartis dėl vokiečių kareivių, ar jie prieštarauja, šitoj vietoje aš nežinau. Bet galima visada paklausti Vokietijos, koks jų tikslas. Jeigu vokiečiai oficialiai skelbiama nėra pilnai pajėgus karinėmis priemonėmis apginti Vokietijos. Tai jie dabar vokiečiai planuoja su šituo kariniu kontingentu, grubiai 5000, ten kelių tūkstančių kareivių, Lietuvos teritorijoje Lietuvoj ginti Vokietiją, ar Lietuvoj ginti Lietuvą. Ką jie planuoja? Ir bet kada galima paprašyti, jeigu taip nuspręs Lietuvos žmonės, tai gal užsienio kareivių mums nereikia. Geriausia Lietuvos saugumo garantija yra taikinga Lietuvos politika, nesikišimas į kitų šalių vidaus reikalus ir nesukelti grėsmės kaimyniniam šalim. Nei Lenkijai, nei Rusijai, nei Baltarusijai nesukeliam grėsmės. Ir jeigu mes nesukeliam grėsmės, nėra dėl ko mus pulti. Nes šiais laikais šalis okupuojamos ne ginkluota jėga. Ginkluota jėga yra primityvi ir visi viską mato. Okupacijos mechanizmai yra seniai kitokie ir jie tvarkingai įgyvendinami. Ir vienas iš okupacijos mechanizmų yra per pinigus. Finansinės nepriklausomybę praradus, iš nepriklausomybės šalies nelabai kas ir lieka. Tai pasakė Margaret Thatcher, atvažiavusi į Vilnių. O mes mūsų valdžios sprendimu atsisakėme Lietuvos finansinės nepriklausomybės.
tai mūsų nepriklausomybės nelabai ir lieka. Ir tai pasakiau ne aš, tai pasakė Margaret Thatcher, kuri žinojo, ką kalba. Ir pavyzdys United Kingdom, Jungtinės karalystės, yra labai gražus ir aiškus. Taigi klausimas yra daugialypis, bet aš manau, kad jisai be problemų išsprendžiamas. Toliau.